Katilius. 15 ratų arba 15 minučių. Įveiktas Mark Černevskis rikiuotės priekyje, Gabrielius Skirtūnas antras, į trečią
Markas Černevskis važiuoja H4 klasėje, Gabrielius Kirkūnas varžosi S4 kategorijos įskaitoje. Perpusėms 3 klasės dalyvių Ignas Klimas kol kas pirmauja įveikus pirmąjį ratą. Markas Černevskis akivaizdžiai demonstruoja aukštą tempą šiandieną čia, nepaisant kiek nepalankių oro sąlygų ir dulksnos sutrikinusios visos trasos dangą. Nepaisant to, štai čia jis įveikė jau antrąjį ratą ir išdidžiai vesdamas savo 133 startų numerį. Gabrielius Kirkūnas S4 klasės lyderis ir trečiasis trasoje Tauras Mlinkauskas. Jau po pirmųjų 2 ratų lyderiaujantį Marką Černevskį, Latvijos sportininką, antroje vietoje važiuojantį Gabrielius Kirkūnas 7 sekundės. Bet taip pat atsargiai. Pirmąją poziciją po pirmojo rato užsitikrina Aksel Pertelkus. Ir čia mūsų baudėtams lietuvaičiams mėgina bukuoti tempą ir užduoti toną ilgiausiams ir atkakliausiams 20 ratų prikviesti lenktynėms. Na, pasižiūrėsime, ar pavyks pasikviesti jam ir parodyti, jog toli gražu ne vien svečiai čia gali
būti lyderiu, mes pamatysime visai neilgai trukusi. Kol kas realybė yra tokia, kokią matome ją trasoje. Po pirmojo rato Axel Kartelpoeg yra pirmas, Gediminas Jomantis antras, Matas Lepskas trečias. Pitbike ir Pitbike moterų kategorijoje pajudėjo į trasą mūsų dalyviai 12 minučių arba 12 ratų, laukia jų priešakyje ir taip pasibaigs šių klasių atstovams pirmasis Lietuvos supermoto čempionato ir taurės etapas ir ši lenktynių diena. Dominykas Vladislavskis, Vaidas Nameika, Dmitrijus Riauka, Justinas Kontrauskas, Kamilė Jankulaip, Ivars Laikans, Adelė Krepšytė ir Germans Horsts. Viena graži 12 minučių trukmės kova laukia mūsų netrukus, o čia turime ir pirmajame posūkyje tenka Bulgarinis atitvarų kvietimą visai grupeliai sportininkų ir prireikia medikų pagalbos. Raudona Iksa vėliava kyla starto linija trasos teisėjų rankose, prireikia medikų pagalbos keliems dalyviams. Matome keletą lenktynių manevro, tačiau sportininkai radės esant iškeltai būtent šalis. Tai raudonas didžiulį pasankį žaidėlavai, lenktyniai yra negalimi ir radės bent jau dauguma bando sugrįžti instaliacijos pozicijas ir tą padarė sėkmingai. Trasos teisėjai priims atitinkamus sprendimus, o mes galime pradėti. Čia atveju demonstruos sportininkai. Mūsų federacijos Erikas Viznislavicius, Artjom Starkovs, Martin Bogas, Molis Baltronis, Arkadijus Grigorjevas, Patrik Jonans, Edgar Juk, Sigaston, Numeris 8 Joris Kvedaravičius, 67 numeris Dominykas Raudys, numeris 11 Tajus Buivydas. Praėjusių pirmųjų lenktynių lyderis Rasmus Pertelpoeg.
turėjo iššūkių su starto procedūra, veikiausiai pernelyg aukštas motociklo balnas pakišo koją, o jo koja paremta į asfalto dangą buvo pernelyg silpna, kad atsilaikytų. Na, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Šalia yra suaugusieji pagalbininkai, kurie visuomet padeda išspręsti bet kokias trasoje kylančias problemas. Ir štai taip. Šiek tiek persirikiuoja lyderių gretos. Ir graži trijulė jau po pirmojo rato atvažiuoja čia. Štai taip, mėgina atakuoti priekyje esantį varžovą Rasmus Pertelpeg ir Noelis Rajackas, tačiau priekyje patogiai įsitaikęs Joris Kvadravičius. Įsitaikęs kaip Stanislavskis savosios pozicijos, na, vis dėlto ponai, panelės ir panai, damos ir džentelmenai, mes dar kartelį turime unikalią progą pasigrožėti tikrai azartišką, atkakliai ir intriguojančią kovą S4H4 ir SM Street klasių važiavime. Latvijos sportininkas Marks Černievskis drauge su 9 lietuvaičiais pasirodo čia trasoje ir demonstruoja šiokį tokį savo pranašumą, būdamas rikiuotės priekyje. Taigi Marks Černievskis, Gabrielius Kirkinas, Andrius Laujus, Ignas Grishmanauskas, Martin Michalčionas, Andrius Zigmantavičius, Tauras Mlinkauskas, Tomas Zigmantas, Ignas Klimas ir Algirdas Katilis. Į antrąją poziciją studentas Gabrielius Kirkinas, o rikiuotės priekyje ir toliau savo pranašumą demonstruoja Marks Černievskis, Latvijos sportininkas braliukas, kuris šiandieną taipogi pasiryžęs nepripažinti jokių kompromisų ir sudaryti arštą konkurenciją mūsų tautiečiams lietuvaičiams. Ar ir šį kartą jam būtent taip klostysis visas leidžinis scenarijus, bent jau kol kas panašu, jog kitokių prošvaisčių ir nėra. Na, bet jeigu tai dar yra lenktynių pradžia, o jau trunka, kaip žinia, 12 ratų. Bet viskas dar Černievskis, Andrius Laujus ir Gabrielius Kirkinas. Galime palydėti į lemiamą šiandienos mūšį stojantį SM Junior klasės duetą. Benas Grishmanauskas ir Dovydas Skrockas, bei jų laukianti 12 minučių arba 12 ratų trukmės kova prasidėjo čia ir dabar. 52 sekundės ir kelios šimtosios sekundės dalys. Tiek šie vaikinai suvažiavo trasoje, važiuodami kvalifikaciniuose važiavimuose. Solidžiai jėgų pasirodė ir pirmajame lenktynių važiavime. Dabargi belieka išsiaiškinti tarpusavio santykius lemiamoje kovoje. Benas Grishmanauskas prieš tai finišavo pirmas, Dovydas buvo antras. Dovydo nukritimas trasoje turėjo labai neigiamos įtakos jo galutiniam rezultatui. Panašu, jog bent jau kol kas po pirmojo rato